autorius cituoja 95 psalmę. Išvertimo naujausio Biblijos draugijos. Taigi, kaip sako šventoji dvasia, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą išmėginimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai mane gundydami mėgino ir regėjo mano darbus. 40 metų. Todėl užsirūsinau ant šitos kartos ir pasakiau, jų širdis nuolatos klajoja, jie nepažino mano kelių. Tad rūstaudamas prisiekiau, jie tikrai neįeis į mano poilsį. Čia ši psalmė užima ypatingą vietą, nes apie ją yra ir trečias skyrius, ir tos psalmės prasmė išaiškinama taip pat ir ketvirtame skyriuje. Ir toliau paskaitykime 12 eilutę. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų neturėtų piktos, netikinčios širdies, atitraukiančios nuo gyvojo Dievo. Pamokymas toks svarbus, kadangi čia pasakomas raktas į visą Izraelio nesėkmę. Kodėl Izraelio tauta, tie, kurie buvo išvesti iš Egipto žemės, kodėl jie negalėjo įeiti į pažadėtąją žemę. Sako, 40 metų. Žiūrėkite, kad kuris iš jūsų neturėtų piktos, netikinčios širdies. Taigi neužtenka vien formaliai priklausyti bažnyčiai, kaip ir neužteko vien formaliai priklausyti Izraeliui. Štai pasakymai, kad aš priklausau tai bažnyčiai ar tai bažnyčiai, jie yra mažai prasmingi, jeigu žmogus yra netikintis. O ką reiškia netikintis, čia ir toliau bus, bet tas, kuris nepasitikė Dievu. Ir kokia ta baisi buvo Izraelio netikinti širdis, tų išlaisvintų žmonių, jiems nereikėjo apie Dievą nieko spėlioti. Jie buvo matę, patyrę Dievo stebuklus jau Egipte. Jie ėjo į pažadėtąją žemę, jie buvo vedami ir vis dėlto netikėjo. Kas Izraelio kelionė yra? Tai yra kelias. Kelias. Koks kelias, kurį viešpats yra parinkęs ir kuriuo veda savo žmones. Taigi nepasitikėjimas Dievu kartu tai buvo ir atsisakymas pripažinti viešpaties kelius, kad viešpaties kelias yra teisingas. O tas žodis kelias ir prasmė jo ir mums krikščionėms labai artima, nes kaip ir sako Jėzus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir priminimas, visi mes žinome, kad bažnyčia pradžioje kaip šventajame rašte bažnyčia vadinama keliu. Tai bažnyčia yra kelias. Na iš to ir mūsų bažnyčioje jau iš anksčiau yra tradicija, kad ir leidiniai kelias, ir laida kelias. Taigi su tuo susijęs, kad kelias yra Jėzus, ir kelias yra ir bažnyčia. Ir mes esame keleiviai. Ir štai tas pasibjaurėjimas Dievo yra, kad štai žmonės, kurie mato ir žino ir atsisako pažinti. Ir viena iš tokių vietų buvo 17 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės Išėjimo knygos. Prisiminsime mūsų ankstesnės Biblijos valandėlės apie Išėjimo knygą. Iš Sino dykumos visa izraelitų bendrija keliavo sustodami, kaip viešpats vedė. Jie apsistojo Refidimuose, bet čia nebuvo vandens žmonėms atsigerti. Žmonės barėsi ant Mozės ir sakė, duok mums vandens atsigerti. Mozė atsakė jiems, ko mane barate, kamgi mėginate viešpatį. Bet čia žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę, sakydamas, nejau išvedė iš Egipto troškulių nužudyti mus ir mūsų vaikus ir mūsų galvijus. Mozė šaukėsi viešpaties ir sakė, ką turiu padaryti su šia tauta? Dar truputį ir jie
ims mane akmenimis mušti. O Viešpats tarė Mozei, eik ir atsistok prie žmonės, pasiimk su savimi keletą Izraelio seniūnų. Laikyk rankoje lasdą, kurią sudavė į Nilą ir eik. Sakau tau, aš stovėsiu ten priešais tave ant uolos prie Horebo. Sudok į uolą ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti. Mozė Izraelio seniūno akivaizdoje taip ir padarė. Spaudino tą vietą Masą ir Meribą, dėl to, kad izraelitai barėsi ir mėgino viešpatį sakydami, ar yra viešpats tarp mūsų, ar ne. Čia paskutiniai žodžiai. Klausimas yra čia ne apie troškulį, ne tik apie troškulį, bet štai kas buvo, kai žmonės buvo nusigandę. Ir čia esmė viso pasibijau, dėl ko Dievas sakė, jau bjaurus pasidarė. Klausimas. Ar yra Dievas tarp mūsų ar ne? Taigi žmonės susidūrė su sunkumais. Aišku, mes turime kalbėti apie juos, jų nesmergdami. Ir jokių būdų nemanydami, kad mes kažkaip labiau žinome. Ir mes būtume kitaip pasielgę, jeigu būtume dykumoje ir trokštume. Turbūt tai irgi nežinia, kaip mes murmėtume ir ką būtume sakę, bet mes esame čia. Šiuo atveju tai kalbame iš šios perspektyvos, bet būtent, kad abejonė, ar Dievas yra tarp mūsų. Prisimenam, ką Jėzus sakė. Dievo karalystė yra tarp jūsų. Jau yra tarp jūsų. Jėzus irgi pasakė, kur yra Dievo karalystė, yra tarp jūsų. Taigi ir abejonė, ar Dievas iš tiesų kalba, ar Dievas iš tiesų daro, ar Dievas iš tiesų veikia tarp žmonių. Tai reiškia ir Dievo paties atmetimą. Čia ir pasako autorius laiško Hebrajams, kokie Dievo namams didžiausi pavojai yra. Ne tiek vidiniai suspaudimai, kurie visada iškyla, įvairūs konfliktai, žmonių nuopoliai, ne išorinis persekiojimas. Dievo namai, bažnyčia nebetenka prasmės, kai nebėra tikėjimo, supratimo, kad Dievas yra tarp mūsų, Dievas yra su mumis. Ir čia sako, ta širdis, kaip autorius sako, turėtų piktos netikinčios širdies, kad kuris jūsų neturi piktos netikinčios. Tai ta pikta širdis ir yra, kuri gerą Dievo valią paverčia nieku, arba gerą Dievo valią pasako, kad ta valia yra bloga. Kodėl ir izraelitai, kai murmėjo, taip Dievas jau kiek daug padarė, išvedė, laimino, globojo. Ir kokia pikta širdis, kai sako, ar Dievas yra tarp mūsų. Ar Dievas mūsų iš tiesų ves. Toksai tas netikėjimas, ką jis padaro, tas pikta širdis, ką padaro, viską apverčia. Čia ne tik, kad Dievą atmeta, bet apverčia. Ir jeigu dar ta pikta širdis yra garsiai kalbanti, įgarsina savo mintis, nes nebūtinai kitas gali žmogus viduj, tai čia jau tokia dvasinė kova yra. Bet jeigu jisai dar garsiai kalba, nesvarbu kur, bažnyčioje, internete, gatvėje, tarp žmonių, bet ypatingai bažnyčioje. Ir ką jis padaro, įneša sąmyšį tarp kitų žmonių ir kiti pradeda abejoti ir sumaišo. Dievą paverčia blogu, bet pasaulį paverčia geru. Ir tai labai lengva. Ir šiais laikais tai vyksta, ko ne visose bažnyčiose, visur pasaulyje. Nes ir patys kunigai tame dalyvauja aktyviai. Nes o kas iš to žodžio? O kas iš sakramento? Reikia kažką dar daryti, taip. O gal yra kokia, gal pramoga žmonėm, gal koncertą, gal kažkokia dar veikla. Visi tie dalykai, žinia apie Jėzų, sakramentą yra tarytum tokie maži, nereikšmingi dalykai,
Dažniausiai argumentuojame tuo, kad žmonėms nuobodu ir jie nepritraukia žmonių į bažnyčią. Taip. O padarykim kažką kitą, kas būtų žmonėms naudingiau. Taip. Arba jie yra atsilikusios visuomenės dalis, dabar bažnyčia jau turėtų užsiimti kitais dalykais ir atsakinėti į kitokius klausimus. Taip. Taigi yra apsukuma ir tai, kas yra pasaulio, kas aišku, kaip pasaulyje, jeigu savo vietoje yra, gali būti ir gera, gali būti ir bloga, bet tai yra vis tiek pasaulio praeinantys dalykai, jie yra pastatomi į Dievo vietą. O pats Dievas yra tarytum laikomas melagiu, kuris suvedžiojo. Tu atvedėjai mus į šią dieną, kur tu esi. Žodis jau neaktualus, sakramentai neaktualūs, reikia kažko kito. Ir čia pasako, čia yra pasiekmė viso to, piktos netikinčios širdies, ką ta širdis daro, atitraukiančios nuo gyvojo Dievo. Ir patį žmogų atitraukia nuo gyvojo Dievo. Ir atitraukia kitus. Bet pirmiausia, patį žmogų. Pats žmogus gali pražūti, kai jis jau savo širdį masto apie tai, kad štai Dievas yra blogas. Arba Dievo čia nėra. Ir toliau 13 eilutė, 3 skyriaus. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol diena dar vadinama šiandien, įdant neužkietintų kurio nors jūsų nuodėmės apgaulė. Kas yra ta Dievo laikas? Čia keliose vietose mes apie tai kalbėsim ar šiandien, ar kitą kartą, jau kaip išeis sako, kol yra šiandien. Kiekviena dabartis krikščioniui, ne tik krikščioniui, bet krikščioniui ypatingai, kiekviena šiandien yra Dievo malonės laikas. Dievo malonės laikas išmokti gyventi su Dievu, išmokti būti Dievo vaiku. O kas tas yra laikas, koks jisai yra paskirtasis tas laikas, mes pilnai nežinome. Mes tik žinome, kad laiką nustato pats Dievas. Šiandien yra dovanojęs Dievas, mūsų laiko pabaigą dovanos Dievas ir amžių pabaigą nustato Dievas. Bet vieną, ką mes žinome, kad mes krikščionys gyvename dar šiek tiek kitame laike. Žinoma, mes turime savo biologinį laikrodį šioje žemėje, bet yra kitas laikas, kuris mums yra svarbus, tai yra negimimas. Tokio pačio svarbumo ar dar didesnio yra Švento Krikšto sakramentas. Ir žmogui šiandien, Dievo prasme šiandien prasideda su Šventuoju Krikštu ir baigėsi tada su mirtimi. Ir dar tas apaštalavimas yra svarbu, kad verčiau raginkite vieni kitus kasdien. Raginkite. Tai yra, jeigu kuris abejoja, kuris neturi tvirto tikėjimo pakankamo, arba kuris nežino, arba kuris puola žmogus. Ir būna nusiminimuose dažnai žmonės abejoja. Tas netikėjimas nėra vien toksai širdies užkietinimas, kad aš dabar toks ateistinis dabar nusprendžiau netikėti. Dažnai abejonės ir netikėjimas jis ištinka nelaimėse. Nelaimėse, kada žmonėms sunku, kaip ir dykumoje, taip, kai žmonės ėmė trokšti. Kurgi Dievas, ar jis atsitraukia, ar jis piktas yra, jis vietoj išgelbėjimo jis turbūt mūsų vedžiojo. Taip. Ligų, mirties, visokiausių išmėginimų akivaizdoje mums kyla mintis, ar iš tiesų Dievas yra toks, kokį mes išpažįstame, kokį garbiname, ar iš tiesų jis yra geras. Ir kai tos abejonės apninka, mums svarbu, kai yra kiti krikščionės, kurie žodžiu ar pavyzdžiu, ar buvimu šalia, kurie paragina. Sako, raginkite kol diena. Ir paragina tikėti, meldžiasi už žmogų, kartu su žmogumi. Dabar yra ir internete viskas, ir įvairios paskaitos, pamokslai, kur galima susirasti, bet kur irgi yra paraginimas. Daug tų paraginimų dabar, jeigu gerai paieškojus, irgi galima surasti, galų gali bendruomenių įvairiausių irgi, kur žmonės ten dalinasi panašiais skausmais. Tai ir panašų turi tikėjimą. Tai tokių paraginimų visokiausių yra, bet būtent kol ta diena vadinama šiandien. Ir čia primena autorius,
mokytojas, kad jokie raginimai nebeturi prasmės, kai ateis arba žmogaus dienos pabaiga, arba dienų pabaiga. Ir jau tada tikėti, įtikėti, išpažinti nebebus jokių galimybių. Toliau skaitome 14 ir 15 eilutes. Juk esame tapę Kristaus dalininkais. Jei tik pirminį pasitikėjimą išlaikysime tvirtai iki galo, kaip sakoma, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdies kaip per maištą. Taigi primenamas čia ta pati 95 psalmė, tas pats maištas priėmė ribos. Jis visuomet Izraelyje labai svarbią vietą užima ir psalmėse jis yra minimas. Bet aišku, dar vienas maištas buvo, kada žvalgai išėjo, tas nepasitikėjimo parodimas ir puikybė. Ir kažin kas, kai žvalgai išėjo išvalgyti pažadėtąją žemę ir kada grįžęs pasakė apart dviejų, Jozuės ir kito, kad sakė, ten nieko gero. Ten, ne tai, kad nieko gero, ten žmonės milžinai, mes ten neįeisime, ten viskas ne taip, kaip Dievas sakė. Tai irgi buvo toksai. Bet ir ką sako, juk esame Kristaus dalininkais. Jau apie tai esame kalbėję, bet tas labai svarbu, kad mums primena, kad bažnyčioje, Dievo kūne, nei vieno nėra nereikšmingo nario. Nėra kažkurio, kuris ten tituluojamas, ar ten vyskupai, popiežiai, kunigai, ar dar kas nors, kad turi kažką daugiau, ir supranta daugiau, ar gali daugiau negu bet kuris tikintysis. Visi Kristuje turime vienodą dalį. Taigi, ir čia yra priminimas tiems, kurie puikūs yra, tai priminimas nesipuikuoti labai. Ir žmonės, kurie mažutėliai, kuriems atrodo, kad jie šiame pasaulyje yra nepakankamai geri, ten kažkur vienur atstumti, ar biedni yra, ar proto silpno, ten minties nelabai išvystytos, tokie. Jiems didelė paguoda, nes kiekvienas gali žinoti nuo mažo iki užaugusio, nuo jauno iki vyresnio amžiaus, kad aš esu dalininkas. Ir sako, bet jei tik pirminį pasitikėjimą išlaikysime tvirtą iki galo. Tai tas laikytis įsikibę. Ir tas žodis laikymasis, jis labai geras yra, nes kas yra brangu, to laikaisi taip. Arba ko nenori prarasti, tą laikai. Tai čia ir viena, ir kita, jeigu laikai tikėjimą įsikibęs, tai kartu ir pats tas tikėjimas yra, ir saugai tikėjimą, ar tas tikėjimas yra gelbėjimo ratas yra. Nes kaip, žiūrėkim, jeigu ten žmonės kokį vaiką neša iš ugnies, arba ten per karą bėga, paliks viską, bet ką laikysi, arba vaikas įsikibęs ten į mamos ranką kaip bėda, tenai tai įsikibęs, kad tik tai nepasileistų taip, arba žmogus, kas jam brangu, kai gelbė, tai irgi įsikibęs tvirtai. Ir čia sako tokį pirminį pasitikėjimą. Ir būtent tikėjimas čia ir su pasitikėjimu yra susiję, dėl to, kad nepasitikėjimas ir rodo, kad žmogus tiki kažkuo kitu taip. Nes tikėjimas be pasitikėjimo tai yra faktų konstatavimas. Ir už tai mes turime pasakymą, kad ir velniai tiki ir dreba. Taip. Tikėjimas toksai, jisai nieko neveda. Nes ir neužtenka turėti žinojimą, kad Dievas yra. Arba kad Biblijoje kas parašyta yra viskas teisinga. Aš tuo tikiu. Na ir kas iš to tada? O jeigu gyvenime tas nieko nereiškia mano gyvenimui, tai tas tikėjimas yra, jis toks sunku pasakyti, kas tai yra. Bet būtent, kad tikėjimas yra pasikliovimas. Pasikliauju viešpačiu, taip, kuris
kaip ir izraelitai, kuris veda iš mirties į gyvenimą. O tas iki galo, tai žiūrėkime, izraelitai būtent, ar jie neturėjo tikėjimo? Jie turėjo tikėjimo, bet pasitikėjimo jie neišlaikė iki galo. Ir jie klupo jau prie meribos, ir jie dar klupo vėl jau beveik jau priartėja prie pažadėtos žemės. Ir daugelį kitų kartų, bet štai būtent, kad tas iki galo, tai turime omeny iki kelionės pabaigos. Ir mes kaip bažnyčia ir visi tikintieji, čia esam prilyginami kaip tie, kurie einame per dykumą. Bet svarbu, kaip mes tą kelionę užbaigsime. Ir už tai iš vienos pusės tai yra sunki kelionė, iš kitos pusės mes žinome, kad esame nepalikti vieni, kad Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia veda ir gano ir išlaiko ir apsaugoja. Todėl tas paraginimas, kad sako, jei išgirsite jo balsą, neužkeitinkite savo širdžių kaip per maištą. Taip. Tas balsas ir yra, kad žmogus, skelbiamas Dievo žodis, kad žmogus pasitikėtų Dievu, o ne ko nors kitu. Bet tikėjimą galima jo ir neprinešti iki galo. Galima jį ir pamesti. Už tai šioje vietoje neturi jokios prasmės žmogaus kokios nors mintys, jeigu jos bus, ar paskutinio teismo dieną, ar mirties valandą, kad aš kažkada tikėjau, kažkada ėjau į bažnyčią, kažkada giedojau, o juk ir meldžiausi, kad tai tarytum kažkokie dalykai, kuriuos turėjau, kurie dar pliusų man prideda, nors paskutinius ten keliasdešimt metų ir netikėjau. Bet štai kai vaikas buvau, tikėjau, gal tas į naudą išeis. Tai ar kažkas panašaus. Na kaip mes, kaip žmonės, kai savo biografijas rašo, taip. Nesvarbu, kuo aš buvau, kuo aš esu, galbūt niekas, bet kažkada kažkur buvau, kažką mačiau, būna ir įdomių, ir neįdomių. Tai kiekvienam žmogui turbūt jam įdomiausia yra. Jis ir aprašo, kur kažkada darė. Tai šitoj vietoje tie biografiniai dalykai jie svarbus yra turbūt Dievui, bet svarbu yra, kiek tu tikėjimą išlaikai iki galo. Ir tie pirmieji krikščionys, jie nebuvo nieko kitokie negu mes. Tik išskyrus tai, kad jie mažiau žinojo apie pasaulį, jie mažiau žinojo apie tikėjimą ir jie buvo žymiai skaudžiau persekiojami negu mes, bent jau savo regione dabar. Jie buvo iš tiesų persekiojami, jie buvo niekinami žydų, niekinami pagonių ir tai buvo labai sunkus kelias ir žinoma, kad daug žmonių atkrisdavo. Persekiojimų laikais mes matome tuos didvyrius krikščionis, kurie be baimės keliavo į egzekucijų vietą. Bet buvo daug, kurie ir atkrisdavo, kurie išsižadėdavo. Paskui vėl bandydavo grįžti, ir bažnyčiai buvo diskusija, ką daryti su tais, kurie išsižadėjo tikėjimą, ar juos priimti ar ne. Tai buvo tokie, kurie sakė, kad jau Dievas jiems nebeatleis, bet aišku, bažnyčios mokymas yra, kad sugrįžtančiam žmogui Dievas atleidžia. Ir 16-18 eilutės. Kasgi buvo tie išgirdusieji ir maištavę? Ar ne visi tie, kuriuos Mozė išvedė iš Egipto? Ant ko jis rūstavo 40 metų? Ar net nusidėjusiųjų, kurių kūnai krito dykumoje? O kam prisiekė, kad neįeis į poilsį, jei ne tiems, kurie nepakluso? Tad matome, kad jie neįstengia įeiti dėl netikėjimo. Čia labai įdomi vieta. Čia autorius užduoda eilę retorinių klausimų. Ne visai retorinių, bet ir retorinius pats juos ir atsako. Laiškas yra toks katechetinio pobūdžio, aiškinamojo pobūdžio, o šioje vietoje su klausimais, tai ir senovės bažnyčioje, ir dabar mes su klausimais turime
aiškinimo tą tokią specifiką. Nes ir klausimai yra kilę Švento Krikšto sakramente. Ar atsižadi velnio ir ar nori būti pakrikštytas. Tad ir mes mūsų katekizme turime taip. Ta pati metodika, jinai bažnyčia išlikusi. Ką tai reiškia? 10 Dievo įsakymų, pirmasis įsakymas. Ir ką tai reiškia? Ir paaiškinimas. Tada išpažinimo, kuri dalis, ką tai reiškia? Ir paaiškinimas. Ir čia klausimas. Kas buvo tie išgirdusieji ir maištavę? Turbūt ir visiems aišku, bet ir pats jis atsako visiems gerai žinomą atsakymą. Ir jis klausia, kad jis klausimų ir atsako. Čia už tai, kasgi buvo tie, argi ne visi tie, kuriuos Mozė išvedė iš Egipto. Vėl klausimas, ant ko jis rūstavo 40 metų. Ir vėl atsakymas klausimu. Taip. Ar net nusidėjusiųjų, kurių kūnai krito dykumoje. Taigi retorinės toksai, kuris iš skaitytojų nieko nereikalauja, bet pats autoris viską ir atsako. Vienas labai įdomus toksai komentaras yra apie netikėjimo, būtent apie šią vietą. Kad sako, pagrindinė dykumos kartos nesėkmė buvo jų atsisakymas tikėti, kad Dievas iš tiesų buvo tarp jų, čia ką mes jau ir kalbėjom, ir vedė jos savo žodžiu. Atsisakydami pripažinti jo buvimą ir balsą, jie prarado galimybę įžengti į Dievo poilsį. Taigi matom paraginimas, kad Dievu, bet kuo, kaip to Dievu tikėti, atsisakė pasitikėti jo žodžiu. Nes mūsų Dievas yra Dievas, kuris kalbantis. Taip kaip skaitome, kad jis anksčiau kalbėjo per pranašus, bet amžių pabaigoje atsiuntė savo sūnų. Kas yra sūnus, tas žodis yra. Tai būtent, kad tas netikėjimas yra susijęs su tuo, kad žmonės netikėjo viešpatie žodžiu. Dar vienas labai svarbi aplinkybė, dėl ko į širdį, va čia dar labai svarbi vieta yra, kodėl į tą netikinčią ir piktą širdį taip atkreipiamas dėmesys. Todėl, kad maištas prieš Dievą, jis neprasideda spontaniškai. Kaip kokios, dažniausiai maištas prieš Dievą užgimsta jau žmogaus širdyje. Už tai autorius ir sako, pažiūrėkite, ar kuris neturite piktos netikinčios širdies. Kad nebūtų kaip tiems, kurie sukilo prieš Dievą. Bet tas sukilimas prie Meribos jis nebuvo irgi spontaniškas veiksmas, jau to murmėjimo būta ir iki tol. Bet jis kažkur tai turi atsirasti. Ir tas nepasitikėjimas Dievu, jis labai subtiliai ateina į žmogaus gyvenimą, į krikščionio gyvenimą. Štai tas labai svarbus raginimas dabotis, žiūrėti, kaip tai viskas mūsų sieloj vyksta ir atrodo. Ir jeigu mes pasitikime kažkuo labiau negu viešpačiu, mes ir esame dideliam pavojuje, kad mūsų širdis jau krypsta į pražūtį. Ir čia laiško autorius, jis nesako labai daug variantų. Ir jis pasako ir tai nėra labai moderniam krikščioniui maloni knyga ir malonios vietos, nes norėtųsi turėti tą platų kelią, platų variantą, bet mums toksai nepažadamas yra. Jis pažada, sako, neįeisi. Netikėdamas, neįeisi. O būtent jau ką ir pradžioje kalbėjom, minėjau, kad būtent tas kartais nusivylimas gyvenimu, gali būti ir nusivylimas savimi, kitais žmonėmis, bažnyčia, visuomenė, vargai dėl sveikatos, dėl kitų dalykų, dėl artimųjų ir atveda į tokią kartėlį, mąstant apie Dievą. Ir aš pažįstu žmonių, aš pažinojau žmogų, kuris buvo geras žmogus, sulaukė garbingo amžiaus, bet ir jau
mes paskutinį kartą, kai su juo jis mirė ne Lietuvoje, ir jis ne Lietuvoje ir gyveno, bet kada čia susitikom, jau buvo aišku, kad nebesimatysim šioje žemėje. Ir sakau, kaip tau su tikėjimu, sakau, ar tu gal, sakau, į bažnyčią neteini niekad niekur, ar tu tikintis, netikintis, sakau. Tai jisai sako, Dievas man nepadėjo, karo metai ten buvo, Dievas nepadėjo, kai jo reikėjo. Taip, ir kai buvo labai sunku, tai aš už tai. Ir toks užsipiktinusi širdis, kuri, ir visą gyvenimą žmogus gyvena su tokiu kažkokiu, kartėliu, bet kuris veda į netikėjimą. Ir kai mes rytmetinę vakarinę maldas meldžiamės Martyno Liuterio maldą tavo, vakaro malda, kai atleisk, ką aš neteisiai padariau. Taip, atleisk, ką aš neteisiai padariau. Tai dažniau krikščionis turėtų pakeisti tą maldą taip, kaip jaučiasi. Kitaip truputėlį ir pasakyti, Dieve, aš tau atleidžiu, kad tu neteisiai padarei man šiandien. Tai daugelio širdį taip yra, kad aš tau bandau atleisti, ką tu neteisiai padarei, viskas. Aišku, mes taip nesakom, čia pikžodžiavimas yra, tikiuosi Dievas nesupyks ant manęs, aš taip neraginu sakyti, bet mūsų kai kartais tokia ryšys su Dievu būna, ypač skausme, kad tarytum Dievas yra kažką mums jau per šią dieną prasikaltęs ir aš esu tas, kuris galvoja, kaip dabar su tuo būti. Žinoma, vėl tokiose abejonėse ir skausme mums irgi reikia šauktis to paties Dievo, nors ir sunku, ir žinoti, kad pats Dievas mato mūsų skausmą. Jis mūsų iš to skausmo nepasijuokė ir iš mūsų abejonių nepasijuokė ir mūsų blogas mintis ir už jas Jėzus yra ant kryžiaus kentėjęs ir miręs. Tai mes nesame tame atmesti, jis veda pats, bet svarbu sekti, neužkietinti ir iki to akimirkos, kada šventai dvasia jau nebebus ką veikti mūsų gyvenime. Šventoji dvasia atsitrauks tada. Toliau 4 skyrius ir aš paskaitysiu nuo 1 iki 13 eilutės. Ir kiek mes spėsime šiandieną dar aptarti, jau 14 tikrai neimsime, nes nauja irgi tema yra. Jau kartuojasi, bet jau išplėtota apie aukščiausiąjį kunigą. Todėl, kol pažadas eiti į jo poilsį vis dar galioja, bijokime, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Juk Evangelija buvo paskelbta ir mums, kaip ir jiems, bet jiems išgirstas žodis nedavė naudos, nes tikėjimu jie nesijungė su tais, kurie girdėjo. O mes, kurie tikime, einame į tą poilsį, kaip parašyta. Tad rūstaudamas prisiekiau, jie tikrai neįeis į mano poilsį. O Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sukūrimo. Apie 7 dieną jis kažkur taip yra sakęs. Ir ilsėjosi Dievas 7 dieną po visų savo darbų. Ir vėl štai čia, jie neįeis į mano poilsį. Taigi todėl, kad kai kuriems dar reikės eiti į jį, o anie, kuriems Evangelija jau buvo anksčiau paskelbta, neįėjo dėl nepaklusnumo. Jis vėl nustato tam tikrą dieną, šiandien. Po tiek laiko kalbėdamas per Dovydą, kaip jau buvo pasakyta. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Bet jeigu Jozuė būtų suteikęs jiems poilsį, Dievas vėliau nekalbėtų apie kitą dieną. Vadinasi, Šabo poilsis vis dar laukia Dievo tautos. Nes kas įeina į jo poilsį, ilsisi po savo darbų, kaip Dievas po savųjų. Todėl stenkimės įeiti į tą poilsį, idant niekas nenupultų sekdamas anuo nepaklusnumo pavyzdžių. Gyvas ir veiksnus yra Dievo žodis, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, perskrodžiantis iki sielos ir dvasios perskyros, iki sąnarių ir kaulų smegenų,
ir teisiantis širdies mintis bei ketinimus. Ir joks kūrinys negali nuo jo pasislėpti. Viskas nuoga ir atvira akims to, kurią mes atsiskaitysime. Ir čia toliau kalbama apie tą pačią psalmę ir apie tą liturginę, kaip minėjau, tai liturginė psalmė, einant į Dievo namus, kurią giedodavo levitai. Ir priminimas, kad paraginimas, jeigu išgirsite Dievo balsą, tai iš pradžių psalmėje sakoma, jeigu 95 skaitome, teikime pagarbinkime Dievą, ir kuris sukūrė dangų ir visą padarė, tačiau ir tada sakoma, kad jei išgirsite balsą, neužkietinkite širdžių. Ir čia tas autorius, kuris rašo laišką Hebrajams, jisai taip labai, galim sakyti, subtiliai parašo taip, kad tarytum, kad jis pats kartu eina su ta pačia parapija į tos pačius Dievo namus, su ta pačia psalme. Taip, ir kad jie eina į tą šventyklą, arba kad jie kartu stovi Dievo akivaizdoje. Todėl, kol pažadas įeiti į poilsį vis dar galioja, bijokime, kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Bijokime, ar raginimas yra, ar prašymas, kaip pasakyti, bet, aišku, paraginimas toks. Bet štai, kodėl bijokime, kokia ta baimė turi būti. Mes katekizme turime, mes Dievą turime mylėti, jo bijotis ir juo pasitikėti. Baimė yra viena iš pagrindinių ir dažniausių mūsų emocijų, taip, ir mūsų netgi egzistencinių būsenų. Mes galime apie ją užmiršti, galime apie ją neužmiršti, galime ją ignoruoti, galime neignoruoti. Čia jau pasirinkimas. Aišku, tai tų baimė yra visokių, tai čia neturiu omeny įvairias tokias fobijas, kokias nors, kas vorų bijo, kas ten dar ko nors, čia irgi tai susiję yra, bet čia ta baimė platesnė prasme. Kodėl mes bijom iš vis? Kas yra žmogaus, iš kur bijojimas atsirado? Žmonės pirmą kartą pradėjo bijoti Edeno sode, taip, kai pasislėpė nuo Dievo. Nes jeigu nebūtų bijoję, ar būtų reikėję slėptis, taip. Taigi nuo to laiko ta mūsų baimė ir yra, ir ji yra, baimė atsirado iš nuodėmės, ir baimė yra tiesioginė nuodėmės pasiekmė. Ir ta nuodėmė, kuri yra pasaulyje, ta nuodėmė, kuri vis dar mumyse, tik tai kiek jinai viešpatauja, kiek ne, bet jos yra gilys, ir mes esam jos sužeisti, ir baimė yra kiekvieną kartą, kai mes bijome, yra liudijimas, kad mes esame nuodėmingi žmonės. Ir ta baimė, čia ne tik apie emocijas, aišku, ne tik apie jausmus mes kalbam, bet apie tą vidinę tokį, kaip ta baimė pasireiškia. Ir tas bijokime, ką sako pats autorius, kuris rašo. Sako, aš esu kaip jūs. Jisai susitapatina su savo klausytojais, tais, kuriuos jis moko. Klausytojais, laiško pirmaisiais skaitytojais. Taip. Nes jis nesako, jūs bijokite, kaip kunigai 19 amžiuje ir ten 20 pradžioje bijok Dievo. Bijokime, jisai sako, mes visi bijokime. Kad kas nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Kuo rūpinasi šitas autorius? Rūpinasi ne vien savimi. Rūpestis bažnyčios yra ne vien kiekvieno žmogaus savimi, bet kad nei vienas nenupultų tas, kuris yra pakrikštytas ir kuris yra pašauktas. Ir ta poilsio vieta, vertėjų komentarą paskaitysiu. Įeiti į poilsį, šis žodžių junginys 3 ir 4 skyriuje sutinkamas net 9 kartus pabrėžia, kad dvasios ramybė ir atgaiva pasiekiama tik tikint ir išpažįstant Jėzų Kristų. Ir, čia jau kaip ir minėjau, svarbu, kad bažnyčiai turi būti svarbus kiekvieno žmogaus praradimas. Taigi bažnyčia nėra
sudėta iš žmonių, kurie galvoja neturėtų būti, kurie galvoja vien apie save, bet taip pat ir apie kitą žmogų, kad ir kitas įeitų. Ypatingai tas, kuris jau yra, kuris yra bažnyčioje. Antra eilutė. Juk Evangelija buvo paskelbta ir mums, kaip ir jiems. Bet jiems išgirstas Dievo žodis nedavė naudos, nes tikėjimo jie nesujungė su tais, kurie girdėjo. Taigi paaiškinimai. Yra paaiškinimai apie izraelitus dykumoje, kad izraelitai girdėjo žodį. Girdėjo Evangeliją, kas yra, kad Dievas juos išlaisvins. Bet jie netikėjo. Ir jis tada prilygina bažnyčią. Sako, mes esam tokie patys izraelitai, kurie girdėjome Evangeliją. Žiūrėkim, jie girdėjo, bet jiems nedavė naudos. Jie, kas sako, juk buvo paskelbta ir mums. Mes esam kaip tie, kaip ir jiems. Bet pažiūrėkime pavyzdį, ką reiškia, kai išgirdus Evangeliją, jie negyvename, mes jos nepriimame. Apaštalas Paulius laiške Romiečiams rašo. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Čia šiuo atveju visai tikėjimas truputėlį kitoks. Šiuo atveju irgi tikėjimas, kai priimamas Kristaus žodis, bet čia daugiau kalbam apie tai, kad Dievo žodis, kai priimamas teisingais, kokią naudą duoda ir ką su ja mes darome. Ir kai tikėjimo nėra, ir kai ta žodis skamba bergždžiai, o kada žodis bergždžiai skamba, kada mes pastatome pirmiau savo lūkesčius arba savo įsivaizdavimus. Ir pats ryškiausias yra parašytas įvykis, kai Jėzus negalėjo padaryti jokio stebuklo savo tėviškėje. Ir esame skaitę pagal Luką, bet štai pagal Morkus, 6 skyrius, 5-6 eilutė, kaip tai aprašo. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo. Tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Taigi, Jėzus buvo tarp žmonių, įsikūnijęs žodis buvo tarp žmonių. Bet pagalvokime, kokia tikėjimo galia, bet kokia ir netikėjimo galia. Kur žmonės netikėjo, Jėzus negalėjo jiems padėti dėl jų netikėjimo ir jis buvo dėl to nusiminęs. Ir čia yra mums, kad jeigu žodis skamba ir žmogus jo nepriima, nekreipia į jį dėmesio, visiškai pats viešpats nieko nebegali padaryti. Ir tai nėra, kad Dievo rūstybė, dar yra malonės metas, bet yra Dievas jau paleidžia žmogų. Nes kaip ir Jėzus, kaip jisai padės, jeigu jo netiki. Prisimenam, kaip Evangelijoje pagal Luką buvo prašyta, kaip jį ten norėjo nuo kalno šelmens numesti, taip jo gimtajame brangiajame miestelėje, kuris užaugęs, nes jis ten kitur darė stebuklus, čia pamokslavo, kai pamokslavo nepatiko, čia stebuklų nebedarė, tai kam visi tie pamokslai tyčiojasi iš mūsų. Tai ir tas netikėjimas ir yra, kai Jėzus kalba, žodis kalba, o žmonės jo negali arba nenori priimti. Kokia to nepriimimo priežastis mes jau truputėlį ir kalbėjome, bet aišku, pati giluminė ir esminė yra nuodėmė, nes jie aptemdo mūsų supratimą ir jį neleidžia mums matyti, išgirsti Jėzaus ir norėti pamatyti jo veidą.